13 metų augintinė Kuba ateina į veterinarijos kliniką. Kuba jau kuris laikas serga plaučių fibroze arba plaučių surandėjimu. Pradėjo keistai kvėpuoti. Pilvas pradėjo stipriau judėti, atsirado toks kaip ir kosuliukas. Pradėjom ieškoti, kreipėmės, iš tikrųjų, kadangi turim šitą veislę, jau žinom, kad gali būti tokia diagnozė. Kardiologas kaip ir beveik patvirtino. Veterinarai sako, kad išgirdus tokią diagnozę gyvūnų būklė būna sudėtinga. Plaučiai jie pradeda randėti ir kvėpavimas sunkėti, nes plaučiai irgi jie negali išsiplėsti tinkamai ir gyvūnui netgi gali pasireikšti dusulys, kosulys ir apsunkintas kvėpavimas. Tačiau specifinio gydymo šiai ligai iki šiol nebuvo, visiškai išgydyti jos neįmanoma. Gydymas taip, jisai buvo tik vaistais, kad tai yra simptominis, kad palengvinti kažkiek gyvūno kvėpavimą, bet tai ne visą laiką duodavo efektą. Visgi situacijai negerėjant, Kubos šeimininkė ieškojo, kaip padėti augintiniai. Evelina literatūroje susirado, kad augintiniai gali padėti lazerinę terapiją, kuri buvo taikoma tik užsienyje. Jungtinėse valstijose tikrai labai plačiai yra naudojama Jungtiniai karalystėje, bet kiek teko man ieškoti čia Lietuvoje, tai apskambinau, nežinau, gal 15 ar 16 klinikų, kurios galimai galėtų turėti, yra pakankamo dydžio įsigyti tokį įrenginį. Tai nieko nėra, arčiausiai radau Lenkijoje, Bialystoke. Tačiau kol Evelina svarstė, kur važiuoti gydyti augintinę, pirmasis lazeris atsirado ir Lietuvoje. Skleidžia šviesos bangas, kurios prasiskverbia į audinius atitinkamo gylio, reguliuojamas yra aparatas, pasirinkamas kiekvienu atveju, yra tam tikri protokolai, pasirinkami pagal šuns ar katino, ar net egzotinių gyvūnų tipo, odą, gylį, darinio dydį. Dabar Kubai gydytoja atlieka jau 7. procedūrą, kuri nėra skausminga ir nereikalauja jokios intervencijos. Vienintelis nepatogumas gyvūnui specialūs akiniai, kad lazeris nepažeistų regos. Kubos šeimininkė sako, kad pagerėjimas akivaizdus. Jis nori žaisti, nori ėsti, naktį ramiau miega, nebe taip kosti. Netgi, sakyčiau, tas kvėpavimas šiek tiek susinormalizuoja ramybės būsenoje, ne taip tas pilvelis jos dirba. Veterinarai sako, kad sergant plaučių fibrozę iki šiol gyvūnai išgyvendavo vos metus. Taikant gydymą galima tą gyvenimo trukmę prailginti, gyvūno būklę pagerinti, tačiau dabar su šituo lazeriu yra atliekami, kaip sakant, tyrimai ir bandymai Jungtinėse Amerikos valstijose, Kanadoje. Tai yra šuniukas, kuris jau gyvena 5 metai būtent su lazerio pagalba. Toks gydymas lazeriu tinkamas įvairioms ligoms. Pavyzdžiui, chirurginės žaizdos naudojant lazerį gyja iki 300 kartų greičiau nei įprastai. Pradedant, kad ir nuo burnos stomatito, ausų uždegimo otito, nuo odos problemų, nuo sąnarių problemų, sausgyslių problemų, net vidaus organų tokių kaip šlapimo pūslės uždegimo. Gydyti galima įvairius gyvūnus. Štai pavyzdžiui, šiam triušeliui Tviksui buvo lūžusi kojytė, tad lazerio spinduliais atliekama procedūra skatina audinių gijimą. Pradedant nuo šunų, katinų ir baigiant net ir egzotiniais, tiek ar tai vėžio kiauto lūžis, ar tai iguanos uodegos regeneracijai skatinti galima panaudoti taip pat. Gydymas lazeriu padeda sumažinti skausmą, uždegimą, pagerina odos būklę, padeda greičiau atsistatyti po operacijų ar traumų ir spartina gijimą. Ieva Dirai.